Labas vakaras, miela akademija, gerbiamas rektoriau, gerbiami profesoriai, studentai, Vilniečiai, Kauniečiai, visa Lietuva. Labai malonu pradėti naujus Titaniko parodinius metus su Kaunu ir iš tikrųjų šiais metais, žvelgiant į visą metų perspektyvą, reikia pastebėti, kad bent jau Titanikas taps nedideliu Kauno filialu, kadangi Kauno parodų, su Kaunu susijusių parodų mes tikrai turėsime ne vieną, na ir startuojame su nebuvo kitu, su jauna Kauno tapyba. Jeigu, reikia pastebėti, jeigu Lietuvos menas egzistuoja kažkur perfrazuojant biksus tarp Europos ir Honkongo, tai Lietuvos tapyba neabejotinai egzistuoja kažkur tarp Vilniaus ir Kauno. Turime du pagrindinius tapybos taškus - Vilnių, Kauną, na ir irgi dar vieną tokį labai banalų galbūt išsireiškimą, kuris tinka šiai progai. Jeigu ne Kalnas pas Mahometą, tai Mahometas pas Kalną. Jeigu Vilnius neatvažiuoja pas Kauną, Kaunas atvažiuoja pas Vilnių. Ir kitas dar iš tikrųjų tokia asociacija, žiūrėdamas į parodos pavadinimą, galvojau, kas bendro tarp jauno ir tarp Kauno. Nuėmus nuo Kauno pirmosios raidės K, pakeitus ją J, gauname žodį jaunas. Ir iš tikrųjų galbūt tai lemia, kad Kauno tapyba visada yra angažuota būti jauna. Ir tuo, manau, mes ir įsitikinsime dviejose Titaniko deniuose, dviejose jo aukštuose, kadangi tiek pirmam, tiek antrajame Titaniko aukšte mes matysime jauną Kauno tapybą. Prašyčiau turbūt dabar žodį tarti vis dėlto kuratorės Aušros Vaitkūnienės, o paskui žiūrėsim, ką dar čia pašnekinti. Labas vakaras visi mielieji, tapytojai, netapytojai ir visi žiūrovai ir stebėtojai. Labai malonu, kad susirinkot tokią popietę. Ir dabar turbūt pristatant šitą parodą trumpai tokį istoriškai pasakyčiau, kad pirma ta paroda įvyko 2012 metais Kaune, Kauno parodų rūmuose. Ir jinai taip pat apėmė trijų metų laikotarpį, kada jau mes turėjom magistrantus ir toje parodoje dalyvavo dar ir magistratūroje studijuojantis tapytojai. Aišku, aš galvojau, kad paroda įvyks daug greičiau, po 3 metų, bet taip ir turėjo įvykti 15, bet turbūt dėl tokių švenčių laikotarpio mes ją perkėlėm į 16 metus. Ir dabar kauniečiai, jaunieji kauniečiai sveikina Vilnių, aišku, toj pačioj Dailės akademijos institucijoje. Ir tas pamastymas būtų toksai daug svarbesnis ir daug reikšmingesnis, nes galvojant apie pačią tapybos situaciją, tai ir ne tik tai Lietuvos mastu, ir pasaulio mastu, turbūt reikėtų prisiminti tokį vieną labai svarbų aspektą, kas yra vis tik tai fonas tapybai. Tapyba kokiam fone atsiranda šiuolaikiniam pasaulyje. Ir kadangi tas pasaulis yra toks rytasi į be galo vartotojišką gyvenimą, tai tapyba man atrodo, kad išlieka kaip vienintelė oazė, kuri gražina žmogų prie jo tikrosios būties, prie apmąstymo apie tą tikrąjį gyvenimą. Todėl, kad tapyba tai yra, kaip aš įvardiju, tai yra lėtas menas, kuris nesiduoda tokiam greitam vartojimui, kad jisai yra laike ir jisai gali išlikti šimtmečius, aišku, gali ir po dienos būti galbūt neaktualus, bet pati tapyba tokiam agresyviam vartotojiškam fone, jinai yra kaip, sakyčiau, gal antra po religijos ir todėl visus jaunuosius tapytojus sveikinu ir tiek Vilniečius, tiek Kauniečius, tiek ir dar, kurie dar tik tai stos mokytis, sveikinu ir labai noriu, kad svajoju, kad visi, reiškia, gyventų ir puoselėtų tą tapybą tokiam agresyviam šiuolaikiniam pasauliui.
Taip kad labai ačiū Titaniko vadovams ir kad yra tokios puikios salės ir visiems čia susirinkusiems. O dabar kviečiu, kas norėtų dar pasakyti kokią kalbą, ilgesnę, trumpesnę apie tapybą. Taip kad ačiū. Ačiū Aušrai. Na, iš tikrųjų, kalbėtojų galim surinkti labai daug, nes turime ir Vilnių, ir Kauną. Aš pirmiausia vis dėlto norėčiau pakviesti, jis čia kažkur pasislėpęs gerbiamas dekanas Česlovas Lukianskas, na, kaip emigrantas iš Kauno, atsidūręs Vilniuje, o Vilniaus dailės akademijoje tokių yra tikrai nemažai. Tai Česlovai, kur jūs? Prašom. Taigi, gerbėmieji, drįstu kreiptis jūs to žodžiu, nes iš tikrųjų šiemet yra labai iškilmingi metai, nes tik tai su tapytojais kalbėdami galime iš tikrųjų pašnekėti apie tam tikrą jautrą, tam tikrą atsakomybę ir dėmesį vieni kitiems. Aš labai džiaugiuosi tai, kad ta paroda atsidaro būtent šitoj prestižinėje miesto erdvėje, akademijoje, kad programa randa jėgų rasti ir atpažinti vieni kitus, susiliesti, rasti bendrų taškų ir galbūt bendrom jėgom vystyti šitą visą tapybos mokyklą, kuri tikrai padėjo ne vienai dailės rūšiai, stilistikai ar krypčiai šiuolaikinius meno pamatus. Taigi, šiemet 25 metai nuo sausio 13 įvykio, manau, kad yra iš tikrųjų tikslinga bus kitos progos prisiminti šitą šaltą žiemą, kurie bandė mus paralyžiuoti, tačiau mes bendrom jėgom atsikėlę, atsistoję, kuriam savo ateitį ir tapytojai čia šitoje vietoje tikrai ne paskutiniai vietoje. Taigi visiems mums labai esu dėkingas, ko geriausios kloties jūsų kasdieniuose darbuose, su naujais metais jūsų sveikinu, kad įsipildytų jūsų šių metų svajonės, nes šie metai gali būti labai kūrybingi ir geringi. Pat rudens, tai pranašauja mūsų pranašai. Taigi, sėkmės jums visiems, naujų kūrybinių minčių, ne tik metus kartą ir ne tik šitoj parodoj. Susitiksim, sėkmės jums. Taip, aš Jono Gasiūno, Vilniaus atstovo, bet irgi iš Kauno mes laukiame ir prašykime. Iš Panevėžio, ne iš Kauno, bet Kauno mokiausi. Tai reiškia jūs iš Kauno. Tai va, tai prašom žodį. Labą dieną, brangieji. Labas Aušra. Tai sveikinu Aušrą, tapusią Kauno tapybos katedros vedėją. Galų gale susistruktūravom ir tuo labai džiaugiuosi, kadangi, na, tapyba mėgsta tvarką vienaip ar kitaip. Ir galvoju, kad tikrai Arūnas Vaikūnas ilsisi dabar ramiai. Nes į tol, man atrodo, vartėsi grabelį ir čia stebėdamas poros metų įvykius, kur tapybos situacija Kaune buvo labai komplikuotai neapibrėžta. Ir taip ir viskas tvarkoj, tai aš esu laimingas ir su kuo Aušrą sveikinu. O kada Aušra, taip sakant, jaučia pavojų iš komercinio pasaulio pusės, tai aš toj vietoj visiškai nenuogąstauju. Kuo pasaulis bus mažmesnis ir kuo jisai daugiau kartų laidos tapybą, tuo jį daugiau kartų prisikels. Nes tapyba miršta, kad gyventų. Ne šiaip, kaip kad mirtis nebaisi. Čia ne mano mintis, čia tas didysis Europos tapytojas Kimansas yra pasakęs. Ir jis pasakė tai remdamasis šventų raštų, tai švento Jono žodžiai. Miršta, kad gyventų. Jis kalbėjo apie Kristų, tas pats tinka tapybai, absoliučiai. Dubasykit mums kaip tik įmanoma, visais įmanomais būdais, tada mes galėsim egzistuoti. O kad mes privalome egzistuoti, koegzistuodami su kitom medijom, tai yra faktas. Žodžiu, niekas mūsų nenugalakys. Aš tau, Aušra, iškentėjai šitą visą reikalą, bet ne mesgi lemiam, kad tos katedros gyventų ir
ir, taip sakant, kovotų. Remia mūsų kolektyvai, mūsų žmonės, kurie ir nei tu nenulėmėm paveikslo kokybės, o visa ta plejada mokytojų, kurie kartu su mum dirba, kurie buvo prieš mus ir taip toliau. Tai aš dar noriu, kad ta diskusija kokio tai gyvumą įgautų. Arvydą Šakelį noriu paprašyti, kad tartų žodį. Ir Laima Drazdauskaitė, ateikit, broliai. Aš nekalbu. Aš dar žodį tarsiu. Iš tikrųjų laukiam visų norinčių šnekėti. Prašom šnekėti, mikrofonas yra jūsų, bet norėčiau iš karto dar ir anonsuoti, kad planuojame maždaug sausio 20 dieną organizuoti jau tikrą diskusiją apie tapybą, apie Vilniaus ir Kauno tapybos santykius ir skirtumus, apie tapybos jaunumą ir tapybos brandą, apie tapybos perspektyvas ir panašius dalykus. Ir ta diskusija turėtų vykti irgi šituose rūmuose, tai yra Titanike, apie tai bus pranešta iš anksto. Bet kalbėti ir diskutuoti be abejo galima ir šiandien. Ačiū, tai prašom. Sveiki. Jonas išprovokavo, jau užtektų kalbų ir reikia žiūrėti paveikslų ir neteko dar matyti parodos. O galvoju, ką galima pasakyti. Kaunas, Vilnius, Vydas pradėjo jau, kad kažkur tarp plevena. Visoje Lietuvoje tapyba plevena. Vienožinskis, Obeliuos, Vizgirda, kur Samuolis buvo, kokie geografijos, Dukevičius. Ir čia Vilniui. Ir mes mažiukai būdami, tėvo Romovas vartydamas žiūrėjau į rūžavus, mėlynus Gudaičius ar Vizgirdas, nebuvo spalvotų reprodukcijų. Tai Jonas gražiai sako, neuždubasinsit mūsų, o kas tie, galgi jūs norit mūsų dubasinti? Kas tie dubasintojai? Ne, nieks negali uždubasinti. Man tai smagu, kad nes tik atėjau čia ir susitinka, žiūriu, kelios kartos ir Vaičys stovi, ir Andziulytė, ir stovi studentai mano, Paukštelis, ir Dominikas, kurie, su kuriais tik tai su visais kauniečiais žiūrėjom jų peržiūras ir apšnekėjom darbus ir su katedros žmonėm. Tapyba kaip poezija yra. Gyvena ir gyvens, nes yra jokių būdų negalima nuvertinti kokios grafikos, supyks Milda iš karto. Ar skulptūros, reiškia, niekam negalima duoti pirmenybės, tai yra savyra žmogaus dvasios išraiškai ir už tai sveikinu, bet įdomiausia tai paveikslai, o sveikinam autorius, kurie čia dalyvauja. Aš sveikinu, kurie nedalyvauja, kurie nepakliūvat, jūs svarbiausia. Ir dabar su jumis žiūrėsim ir šnekėsimės apie gyvenimą ir koreguosi savo gyvenimą ir savo kūrybą. Tikiuoja Kauno tapyba! Vilnius neblogesnė, bet rungtynių kaip Žalgiris su Lietuvos Rytu nedarysim nieko. Meilės reikia. Tai prašom eiti į pirmą aukšto salę, į antrą aukšto salę ir pasižiūrėti, palyginti, kokia ta Vilniaus tapyba. Vilniaus tapyba šiuo metu yra procese, tai yra peržiūrose, o Kauno tapyba jau žengia pirmuosius nepriklausomus žingsnius. Prašom mėgautis, žiūrėti ir tyrinėti. Tai parodą skelbiam atidarytą. Kviečiu.